Susipažinkime su uosto krovos terminalo valdymo treniruokliu. Kiekvieno krovos proceso tikslas – krovinio vietos keitimas nuosekliai atliekant operacijas nuo krovinio atgabenimo į uostą laivu, vykdomos krovos operacijų atliekamų terminalo viduje iki išvežimo iš uosto. Šis procesas, technologinis procesas, yra įvardijamas kaip uosto terminalo svarbiausia gamybinė funkcija, kuriai atlikti yra reikalingi darbuotojai, kurie suformuoja brigadas, kėlimo ir transportavimo techniką, tvirtinimo įrangą. Šis procesas priklauso nuo krovinio tipo atliekamų veiksmų pobūdžio. Sutikite, kad operacijos vykdomos laivo krovos arba krovos metu skiriasi nuo operacijų, kuomet krovinys yra pakraunamas į sausumos, tai yra automobilinį transportą. Taigi, technologinės operacijos, jos skiriasi tiek technologinio, tiek proceso valdymo, jo administravimo požiūriu. Kiekvieną procesą būtina įvertinti, todėl yra svarbu žinoti pagrindinius efektyvumo kriterijus, kurie be abejo priklauso nuo surinktų duomenų. Treniruoklyje uosto krovos terminale gamybiniai funkcijai atlikti yra išskirtos trys pagrindinės dalyvių rolės. Tai yra stebėtojas, technologas ir ekonomistas. Stebėtojo funkcijos apima faktinį laivų įvykių fiksavimą, krovos darbų užsakymų vykdymą bei paraiškų pildymą. Technologo operacijos apima planuojamo krovos proceso operacijų detalizavimą, krovos technologijos parinkimą bei jo derinimą bei medžiagų normos formavimą. Ekonomisto darbas susijęs su planuojamo krovos proceso operacijų derinimu su technologu, nes nuo technologo suformuotos technologinio proceso kortelės priklauso planuojama krovos darbų savikaina, formuoja medžiagų normas bei nustato ir apskaičiuoja krovos darbų savikainą. Treniruoklis veikia pagal realios krovos kompanijos prototipą. Dėl to pasirinkta formuojant scenarijus ir užduotis reali Klaipėdos uosto situacija. Krovos operacijos bus vykdomos pietinėje dalyje, terminale, išdėstytame prie 129 krantinės, o vykdant konteinerių krovos darbą prie 140 krantinių. Numatyta, kad atstumas nuo priėmimo bujaus iki vykdomų operacijų prie krantinės yra apie 12 km, o laivybą uoste reglamentuoja Klaipėdos uosto laivybos taisyklės. Vykdant terminale generalinių krovinių krovą yra remiamasi terminale esama situacija. Tai yra, prie kurių krantinių 140 yra švartuojami laivai, kaip yra išdėstomi generalinių krovinių sandėliai ir esamos transporto schemos. Terminale darbas organizuojamas pamainomis. Dieninė pamaina, kuri treniruoklyje įvardijama kaip pirmoji pamaina, darbą pradeda nuo 8 val. Iki 20 val. Antra pamaina, tai yra vakarinė pamaina, yra įvardijama kaip pamaina numeris 2. Remiantis darbo organizavimo taisyklėmis yra numatyta pietų pertrauka. Dėl to, fiksuojant pamainos trukmę, pagal nutylėjimą fiksuojama 11 valandų trukmė. Darbuotojai, atliekantys kaip minėta gamybinę funkciją, terminale yra suskirstyti į duotininkus mechanizatorius 2 ir 3 klasės, krano operatorius, kurie yra tie patys duotininkai mechanizatoriai, tik tai turintys aukščiausią darbų kategoriją, tai yra 5 klasės operatoriai,
bei savitorius. Jūs treniruoklio aplinkoje pamatysite ir kitų darbuotojų, kuriuos galėsite pasirinkti. Tačiau prisiminkite, kad šiame treniruoklyje valdymo problemos yra sprendžiamos atsižvelgiant į pagrindinę gamybos funkciją. Taigi, gamybos procese dalyvauja brigada, kurią sudaro dokininkai mechanizatoriai, jeigu reikia keitimo įrenginių operatoriai bei darbus organizuojantis savitorius. Prisijungę prie treniruoklio jūs matysite suformuluotą užduotį, tai yra atitinkamas scenarijus. Pirmiausiai, pagal šitą užduotį technologas bendradarbiaudamas, dirbdamas, tardamasis kartu su ekonomistu ir savitoriu privalo paruošti technologinio proceso kortelę. Tai yra, technologinio proceso kortelė priklausys nuo krovinio tipo, krovos darbų varianto, krovinio rūšies, kokia technologinė schema yra numatyti krovos darbai, paskaičiuos kompleksinę išdirbio normą, numatys pamainos periodą, kaip minėta, 11 valandų, bei suderinta su komersantais įkainį už atliekamus krovos darbus. Treniruoklyje yra naudojama visa eilė santraukų, kurios jums jau pažįstamos iš ankstesnių studijų. Tai yra, pirmiausia prisiminama, kas yra krovos variantas. Tai yra nurodoma pirminė ir galinė krovinio buvimo vieta. Prisiminkite, kad krovos variantas skiriasi nuo technologinės schemos. Būtent technologinės schemos apibūdina technologinio proceso nuoseklumą, tai yra kokia įranga ir eiliškumu bus atliekami krovos darbai. Įvardijant krovos variantą yra galimi tokios krovinio buvimo vietos. L raidė yra žymimas laivas, V geležinkelio vagonas, S sandėliavimo zona, nepriklausomai nuo to, ar tai yra rezervuaras, uždaras sandėlys, šlaitinis sandėlis ar atviras sandėliavimo aikštelė. Visais atvejais, nurodant krovos variantą, susirinkite raidę S. A raidė yra žymimas autotransportas. Technologinės schemose yra visa eilė kitų santraukų. Tai yra triumas, nurodomos didžiosiomis raidėmis TR, portalinis kranas, ratinė platforma, žinoma kaip roll traileris, autokrautuvas, tai yra šakinis autokrautuvas, kaušinis autokrautuvas yra pažymėtas papildoma santrauka kaušinis, konteinerių terminale yra naudojami terminaliniai vilkikai, konteinerių terminale laivams aptarnauti, konteineriams iškrauti arba pakrauti laivus yra naudojami STS tipo kranai, o sandėliavimo aikštelėje dirba RTG arba RNG tipo požymiai kranai. Sudariusi technologinę schemą, prisiminkite, kaip turėsite apskaičiuoti kompleksinę išdirbio normą, tai yra kokia yra išdirbio norma per pamainą, bei prisiminkite, kad išdirbio norma, pamainos norma, kurią vykdo brigada, priklauso nuo pamainos trukmės. Tai yra nuo nurodyto periodo. Technologo darbas apima technologinio proceso kortelės sukūrimą, numatant padalinį, krovinio tipą, krovinio rūšį, minėtą krovos darbų variantą ir su juo susijusią technologinę schemą, numato kompleksinės išdirbio normos dydžius bei kokia bus kompleksinė laiko išdirbio norma bei laiko norma. Atsižvelgdamas į
technologinio proceso kortelė įrašo mechanizmus reikalingus darbui atlikti, parinkdamas konkretų krano tipą, reikalingus priedus, kad kranas galėtų atlikti operaciją, krovos techniką bei transportavimo techniką. Atsižvelgdamas į parinktas medžiagas, parinktą įrangą, jisai nurodo darbuotojų sudarančių brigadą skaičių ir jų atlikimo poziciją. Kas dirba su kranu, kas dirba kitose pozicijose. Technologinio proceso kortelėje būtina sąsaja su medžiagų normomis. Medžiagų normos, jeigu nenurodyta kitaip, yra sudaromos 1000 tonų, numatant pagal šitą nurodytą pavyzdį krovinio pakavimą į didmaišius, krovinio kėlimą į traversą bei sandėliavime naudojama separacinė medžiaga kartono lakštus. Stipendijos veikla apima užsakymo sudarymą. Tai yra, remiantis scenarijum, stipendijus suformuoja užsakymą, nurodydamas atplaukiantį laivą, kokios operacijos bus atliekamos su laivu, koks yra planuojamas atvykimas, faktinis atvykimas, sąlygų pradžia, užbaigus krovos operacijas, tiksliame sąlygų pabaigą. Taip pat nurodo perkraunamo krovinio kiekį, tai yra užsakymo kiekyje yra nurodomas pagal krovos darbų sutartį numatytas perkraunamo krovinio kiekis ir kuriame padalinyje bus atliekami darbai. Atlikęs užsakymo veiksmus, stipendijus pradeda planuoti terminalo darbą. Tai yra, jisai pagal numatomą laivo atvykimą įrašo galimą operacijų pradžią, o suformuota programa, remiantis technologų sudaryta technologinė schema bei technologinio proceso kortele, paskaičiuoja numatomą darbų pabaigą. Tai yra, stipendijus sudaro planus ir tuos planus gali koreguoti atsižvelgdamas į praktinės krovos rezultatus. Be užsakymo suformavimo, planų koregavimo ir planų kontroliavimo, kita labai svarbi stipendijos funkcija veikla yra įvykių fiksavimas. Stipendijus privalo užfiksuoti visus prie krantinės vykstančius veiksmus susijusius su laivo krovos operacijomis. Tokiu būdu stipendijus užfiksuoja visus įvykius, kurie susiję su užsakymo atlikimu ir laivo buvimo uoste, pradedant kapitono pateiktų informacinio pranešimo apie atvykimą į uostą, laivo manevravimą kanalus, švartavimo operacijas, laivo įforminimo darbus, survejerio operacijas, pasiruošimą krovos darbams, visas operacijas, kuomet krova buvo vykdoma ar buvo laikinai sustabdoma dėl technologinių pertraukų ar krovinio nebuvimo, fiksuoja krovos operacijų užbaigimą, numato laiką skirtą survejerio darbams galutiniam krovinio kiekio nustatymui ir fiksuoja operacijas, veiksmus, kuomet laivas išvyksta iš uosto. Tai yra, remiantis šitą informaciją, yra sudaromas vienas iš pagrindinių laivo agento dokumentų Statement of Facts. Tokiu būdu, dirbant su šituo treniruokliu, studentai gebės
parinkti tinkamą technologiją atsižvelgdami į dėstytojo paruoštą užduotį bei pabandyti organizuoti krūvos darbus, remiantis ribinėmis sąlygomis, tokiamis kaip sudaryti tinkamą langą prie krantinės kito laivo atvykimui arba nustatyti optimalų, efektyviausią technologiją ir už mažiausią savikainą. Linkime sėkmės.